Didžiausių šalies aludarius vienijanti Lietuvos aludarių gildija pradeda vieną didžiausių verslo savireguliacijos iniciatyvų socialinės komunikacijos kampaniją už jaunimo saviraišką be alkoholio 18+. Mūsų tikrai netenkina ta padėtis, kada kova su alkoholizmu, su alkoholio sukeliama žala, piknaudžiavimo alkoholiu susiveda tik tai į kovą prieš legalų verslą. Ribojimai, draudimai legaliam verslui visiškai yra ignoruojamos giluminės šito blogio priežastis, o jos yra socialinės, psichologinės priežastis. Tyrimai rodo, kad net per 70% jaunuolių pirmą kartą paragauti alkoholio įtakoja pavyzdžiai artimiausioje aplinkoje – šeimoje. Kampanijos ašimi tapo 3 videoklipai, spaudos, interneto ir lauko reklama, kurioje valingi jaunimo autoritetai savo pavyzdžių parodo, jog originaliu ir įdomiu savo ir kitiems bendraamžiams galima būti ir nevartojant alkoholio. Mes negalime kiekvieno paauglio tėvų, sakykime, nufilmuoti klipe ir jam konkrečiai parodyti, bet mes norime parodyti, kad tie žmonės, kurie iš tikrųjų yra pasiekę gyvenime kažko, jie turi savo aiškius principus. Lapkričio pabaigoje prasidedančios kampanijos veidais tapo krepšininkas Martynas Gecevičius, didžėjus Didžiai Mamanė ir tenisininkas Ričardas Berankis. Dabar yra tas momentas, kai atmušu visus smūgius. Kai kiti rinkosi alkoholį, aš ruošiausi dvikovoms. Anot kampanijos prodiuserių, netikėtoje erdvėje atsidūrusios jaunimui gerai žinomos teniso, krepšinio ir hip-hopo muzikos žvaigždės sustiprina reklamoje perduodamos žinios įspūdį, priartėja prie paaugliams įprastų išraiškos priemonių. Aludarių gildija. Už jaunimo saviraišką be alkoholio. Norėjosi būtent parodyti, kad jie yra tas pats jaunimas, jie atstovauja tam pačiam jaunimui, jie yra tokie patys, kaip ir kiekvienas, kuris eina į mokyklą, kuris po mokyklos turi savo užsiėmimų, kažką veikia ir turi draugų. Aš siekiau visais krepšininkais, sakykime, norėjau būti krepšininku, to siekiau nuo 7 metų, kai pradėjau žaisti ir kai visi ėjo kažkur tai su draugais linksmintis, aš ėjau į treniruotis, į varžybas ir toks buvo mano požiūris. Kiekvieną šiuo atveju pinigą būdavo noras išleisti būtent muzikai, tai vėlgi būdavo tiesiog kiti prioritetai ir skiriau pirmenybę vis dėlto kitiems dalykams negu galbūt mano bendramžiai. Šiemet tai didžiausia apimtimi ir biudžetu verslo inicijuota socialinė kampanija Lietuvoje. Jos vertė apie 1,5 milijono litų.